Drips down to 10, shot clock down to 5. Kalnietis for 3. He hits the 3. Mantas Kalnietis. Mantas Kalnietis, Lietuvos krepšininkas, gimęs 1986 metais rugsėjo 6 dieną Kaune. Ilgametis pagrindinis Lietuvos vyrų rinktinės žaidėjas. Mokėsi VDU gimnazijoje, karjerą pradėjo Kauno Žalgirio Sabonio mokyklos komandoje, o 2006 metais vasario mėnesį pakviestas į pagrindinę komandos sudėtį. 2010 metais gruodžio pabaigoje pratęsė sutartį 3 metams su Kauno Žalgirio klubu. Mantas yra žaidęs Milano Emporio Armani, Kauno Žalgiryje, Villerbano Asvel. Taip pat yra žaidęs NBA vasaros lygoje už Indianos Pacers komandą. Jis yra puikus žaidėjas, kurį gerbia ne tik Lietuva, bet ir tarptautinė krepšinio bendruomenė. Jo žaidimas ir įžvalgūs sprendimai aikštėje padėjo Lietuvai pasiekti didelių rezultatų tarptautinėje arenoje. Kalnietis iškėlė savo šalį aukštai per daugybę varžybų ir jo įnašas į Lietuvos krepšinį išlieka neįkainojamas. Kalnietis niekada nepasidavė sunkumams ir visada siekė aukštumų. Jo pasiryžimas ir atkaklumas yra puikus pavyzdys jaunimui, kuris parodo, jog pozityvumas visada veda į šviesą. Mantas Kalnietis yra pilietiškas žmogus, nes jis yra visos Lietuvos patriotas. Jis 8 vasaras vilkosi Lietuvos rinktinės marškinėlius ir nacionalinėje komandoje sužaidė 68 oficialias rungtynes. Tai 11 rezultatas tarp visų Lietuvos žaidėjų istorijoje. Lietuvos rinktiniai ir Lietuvai jis atiduodavo visą širdį. Taip pat Mantas Kalnietis yra lietuviškos muzikos patriotas. Tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgį lydėjo ant tėvo dalgio ašmenų. 2023 m. sausį profesionalią krepšininko karjerą baigęs Mantas Kalnietis, matydamas, kokią tragediją išgyveno Ukraina, nusprendė nors kiekiai pagelbėti. Paskutinių jo žaistų rungtynių metu dėvėtus marškinėlius pardavęs vyras surinktus virš 4 000 eurų pervedė akcijai Radarom.